Labas rytas visiems. Jau atsikėlė ant kojų. 7 kėlėmės pavargę. Čia mūsų toks kambariukas. Daiktai išmėtyti, eisim pusryčiauti. Pažiūrėsim, ką paruošė vietiniai gyventojai. Vanduo geriamas. Toks sakė keisti, kad ne iš krano. Na, bet viskas tvarkoj. Einam, žiūrim. Tokie pusrytukai va gyventojų. Nu, žiūri gerai atrodo. Kiaušinienė, sūris, dešrelės, bandelės šiltos, kavutė. Tokia aplinka. Angutė. Skanaus angutė. Ačiū. Kalnai aišku. Ką mes esam jau pakeliui išėjom, ką tik iš namų. Esame Vusanė, čia Vutai dar toks kaimelis prisijungia prie Vusanė iš karto. Čia tokia bažnytėlė, mečetė. Čia mėgojam, o čia va, kur tie medžiai. Įdomiai pas juos ant stulpų va tokios iškabos, kur mirė. Tai mačiau ženklas, netgi va taip ženklas yra. Ir suklijuotas nuotraukas. Vaizdai tai irgi geruliai. Tai va čia pasišnekėm, tai labai malonu žmonės šokinėja. Net mano žmona sako, kaip jie šokinėja, net nepatogu yra. Nu, matyti, žmonės nori parodyti savo gerumą. Sakau, toks biški perdėtas gal tas šokinėjimas. Nu, bet smagu. Stengiasi įtikinti žmonėms. Čia netoli jau siena. Netoli siena Albanijos. Tai klausiu, kaip jūs čia. Ar serbai, ar čia ne, jie albanai daugiau dominuoja šitoj srity. O dar atskridęs, lindau pažiūrėti Wikipediją. Tai juodkalniečių pagrindas yra 70%. Paskui yra serbų labai daug, nes ir mačiau ant namų Juodkalnijos vėliava ir Serbijos vėliava. Netgi plavė buvo, kad šnekėjo ir rusiškai. Nu, sunkiai, bet šnekėjo rusiškai. Tai vat. Kalnai dar skelį parodysime. Bam. O mes parėm iš ten toli, iš kažkur tas. Pažiūrėkit, kaip padaryta vandenį. Aišku, nesuprantu nieko, kas čia parašyta. Kažkoks raitelis. Gražia. Tuose apylinkėse, va šituose, kur mes einam, tai pagrindas yra gyvūnininkystė. Avis, karvės, jaučiai. Pagrindas. Daugiau čia nėra ką veikti. Nieko nematėm kažką dirbtų žmonės. Skanaus. Labas. Priėjom krioklį, kažkaip, ne akis vadinas, kažkas, reikia žemėlapį pasižiūrėti. Neturiu tam laiko, žinokit. Bet toj prieisim, pažiūrėsim. Ten yra, žinau, kad irgi ar žuvo, ar kas ten. Va, yra matosi lentelės su žmogaus. Ar žuvęs, ar kas čia yra, irgi nežinoma. Vogliai, mačiau, yra kažkas aprašyta. Vaizdas tai geras. Čia pareina upelis ir kur jisai paskui ten, neaišku. Karvės toliau veržėsi į barą. Nameliai, kur žmonės gyvena, čia baras. Pažiūrėkit, karvės. Bam.
Bam, bam, visos suėjo, tas šeimininkas nespėjo vaikyti. Prie palapinio antais. Vanduo tai ledinis ir skaidrus. Pažiūrėk. Žiūrėkit, kai kur mes išlysim. Ojeto, kokio grožio. Ojeto. Va čia tai grožis. Ką keliaujam, vis dar keliaujam. Dar ilgai keliausim taip. Pasitaiko ir tokių miškelėje takelių. Smagu. Bet su kiekvienu to smagumu ir daug energijos atiduodama. Kamerą ištraukiu retkarčiais, nes kažką įdomesnio bus, tai ištrauksiu būtinai. Pasikartoju, nežinau, jau gal kelintą kartą. O vis pompuojam. Jo, visas dienas girdėsit mano alsavimo tokį. Kai išlindom iš miškelio ir iškart kokie vaizdai. Žiauru. Keliautojai. Tokių keliautojų tai nėra daug. Mont Blanc tai ten traukiniais varo. Šalonus. Vienas po kito. Čia vieną kitą sutinki. Tai džiugu, kai sutinki. O ten nespėjai sveikinti, buvo ir užknisę. Pirmą kartą pamačiau normalų stendą su Pico of the Balkans Trail. O, pažiūrim, kaip čia einam. Mes iš čia pradėjom plavat. Čia visai nemiegojom. Čia kažkur kilom į Zlako latą, čia liktais. Grįžom atgal čia kažkur. Čia miegojom, dabar einam čia va. Čia va yra Juodkalnijos teritorija visur. O, Montenegro. Čia jau į Albaniją, va turim įeiti čia kažkur tai. Čia į Albaniją eisim jau. Šiandien tikslas yra daiti iki čia, kilti į Jezerską, berods šičia. Ir grįžę eiti aplink. Tai va. Dabar leidžiamės ir pažiūrėkit, kokia pieva tolumoje.
Ten takeliai tolumai, mes ten nereisim. Aišku, leidžiamės dabar, buvom sakyti, dabar esam 1285. Tai leidžiamės nuolatos. Karšta, aišku. Lazdos rankose. Eilinį kartą. Tai negaliu taip įsibėgėti, turiu vėlgi kojomis biškį stabdyti. Kaip sakant, retarderis dirba. Tai va, aš pats atrodo sušilęs visas. Karšta, karšta. Žiauru. Nežinau, jau kokį 2 litrą varom. Kiek mes čia nuėję esam. 7 kilus. Viską daro karštis. Kilimai, nusileidimai. O, bet dėl to ir atvykom. Reikėjo mums to. Šitam parėjom. Vaizdai. Sakau, čia gali filmuot. Nu, pasaka. Tokie vaizdai, tai aš nežinau. Ta pieva, aš neįsivaizduoju atsigulti tarp tų gėlių ir gulėti džiaugtis tai gyvenimu. Sakau, čia iš visų pusių va taip supa. Paukšteliai čiulba, ta žaluma. Sakau, neįsivaizduojama. Tai čia reikia visą patirti, nes vėlgi kamera to vaizdo tikrai neperteiks. Bet įsivaizduokit, kad čia yra nerealu. Nerealu. Pasirodo, o šitam kalnyne, kalnų pievoj tiksliau, ir yra Albanijos Juodkalnijos siena. Pažiūrėjau žemėlapį jo, čia linija grynai yra Albanijos siena. Valio, atvykom į Albaniją. Dar ne, bet vieną žingsnį Albanija. O čia. O. Aukštis 1477. Mes iš ten parėjom. Taip, čia sukilom į viršų, vėl leidomės. Ir vis žingsniuojame. Čia matom šugnomis, bet čia, kaip suprantam, priėmų tokia kaip piemenų. Žiūrėkit, va. Pažiūrim. Ugniai kurti, viskas iš akmenų. Stiklainiai. Einam į kitą pažiūrėti. Varpukai. Nors apleista, bet pakabinta dujų balionas, aišku, paliktas, haikerį paliko. Užlipom iš aukščiau pažiūrėti. Šliopansas. Nu, lentynas padarytas kaip iš lentų. Greičiausiai čia piemenų anksčiau kažkas gyveno, gal. Sunku kažką dabar nusakyti. Tai šiltnamiai vis tiek matos, ne per seniausiai gal uždengti įdomiai. Čia tokia pieva didelė. Šitą mes parėjom.
ten vat, buvo dar viena pieva, kur graži. Ir ten dar toliau didžiulė ten pieva. Nu, kažkas buvo čia. Ką, žygiuojam toliau, mums kelias į Techą, dar apie 10 km. O dabar filmuoju tą kryptimį, iš kur mes parėję esam. Dabar sukilom labai stipriai. Kaip tokie vaizdai, va. Dabar čia turim perlipti tenais, va, į viršų, į kitą pusę. Jo, vanduo eina į pabaigą, tai bus sunku mums, labai sunku. Kiekvieną dieną susidarom su problema vandens. Esame 1695 aukštie, iš ten parėjom, iš ten australai stovi du. Pasišnekėm biškį, persimetėm keliais tiksliau žodžiais. Čia matys ganykla senų laikų vėlgi, bet apleista. Nu ką, čia gausis tokia kaip kalnų perėja mums. Greitai padarau panoramą ir judam toliau, nes norisi ir kojas ištiesti. Kiekvieną minutę ta brangi. Ir suprantam, kas yra laisvas laikas ir kojų ištiesimas. Ir tiesiog atsigulti lovui ir pasivartyti. Gerai, judam toliau. Parėjom nuo ten tos slėnio, atsiveria didžiulis kitas slėnis. Ir kaip jūs galvojat, karo metais, matyt, Švetkalnijos kai eidavo, nežinau ar priešas ar kas, bet vat štai dar vienas gynybinis įtvirtinimas. Slangutė. Labai gražiai atsiveria vaizdas. Nu, ten aš nelysiu, neturiu tam laiko, bet ant greito parodau. Visas priešas atsiveria. Arba ne priešas, arba taikinys, ta prasme, atsiveria. Priėjom kalno žiūriuką tokį mažą. Mąstau apie gėrimą, bet būtų kanajaučių. Aišku, turim filtravimo sistemą, bet vėlgi užkimčiau filtravimo sistemą greičiau. Nu, žiūrės, mes iš ten parėjom. Vien kalnai aplink mumis. Judam toliau. Nu ką, mes ant kalnų perėjos grinai. Žiūrėkit, va. Čia va parėjom, kur visą laiką buvo. Ir va, kita kalnų pusė. Kita kalnų pusė. Pagaliau. Kai gerumų slėnis. Velniško grožio. Miškaitė. O mes va tokį keliukų leidžiamės. Tai žiauriai sunku. Tie akmenys visi nestabilus. Ir va taip finguriuojam į apačią. Ir mes ten turim į apačią nusileisti ir paskui eiti va tą įdžiūvusią upę. Užėjome tokį spotą. Matos kažkas laužiuką kūrena. Ženkliukas ten. Peak of Balkans. Ir įdomiausia tai, kad nuo ten leidomės. Nu, ten kažkur tai vietoj viršui ten. Atbėgo, žinot kas. Va tas gražuolis. Ir jisai guli dabar. Ten prie mūsų viršų ten atbėgo guliai, dabar čia. Na, dabar jaučiu įtariu, kad seks iki pačios. Ten, kol mes einamės į tą miestelį. Techas. Gerai. Susimatysim neužilgo. Įsivaizduokit. Kylam iš ten viršaus. Iš ten va. Taip vingiuodami. Dabar va tokie vaizdai. Kas įdomiausia, pažiūrėkit. Veidą mano. Mes kiekvieną dieną pasiemam po 5 litrus vandens. Ir va šiam laikotarpiu mes jo jau nebeturim. O dar eiti kokius 4-5 kilus. Ir netyčia užėjom, girdim. Ir žiūrėkit,
Dabar filtruojam vandenį. Tai koks laimingas aš esu. Va, radom vandens. Pilam. O vieną prileidom, tai suirpsiu, prausiuos. Toks esu laimingas, negaliu. Davaite. Davėm jau miestelį. Parodysiu, kaip žmonės gyvena. Jeigu neužmėtys akmenim. Upelis, gražuolis. Mes irgi pasroviui su peliuku. Mes šiandien jų Dinhof restauroj Elber. O taip ir supraskit. Išverčiu jums. Galima sakyti, jau atėjom ir į Techą. Valandų, nežinau, kiek čia mes jau einam valandų. 10 valandų 22 minutės, kai einam šiandien. Kiek mes čia kilometrų padarėm? 23,5. O dabar valandų. Pažiūrėsiu. Palei vietinį. 18:39. Nu, žiauriai daug ėjom šiandien. Sunki diena. Visos sunkios dienos šiaip. Negaliu nuvertinti ir kitų. Bet kai jau praeini tas dienas ir užsimiršta. Šten mes parėjom. Mam, čia kažkaip tas parėjom. Davėm jau miestelį. Parodysiu, kaip žmonės gyvena. Jeigu neužmėtys akmenim. Nors neturėtų gal. Nes jau toks. Nu, kažkokie vaikšto. Čia vietiniai jaučiu. O tokie nameliai. Visi maži nameliai. Jeigu didesnis namelis, tai kažkoks būna viešbutis. Ir taip toliau. Barai vien. Atsisės soliukų nėra. Su mineraliniai kiekiais dideliais.